Klausimų Šedvilas Linas, juk varinis liet, tai kaip neklaus. Iš tikrųjų, nenorėjau pasakyti, parašiau visiems tarybos nariams laišką, ten visko išdėšiau, kad nereikėtų mums čia laiką gaišti, bet esu iš tikrųjų piktas, skauda ir už to dalyką, kad mes norim vis tiek sunaikinti kažkokį vietinį verslą. Mes varnius turim 4 maisto krautais, turim 2 ūkinį ir 2 tonas škudurins, ne kaip sakykime, tą grupę. Tai dabar tas žmogus, nusinčia vis nuotrauks, parodžiau. Žmogus sutinks, on neprašo, kad padėkit mums, kad sumažinkit, on sutink, dvigubą beveik padidinom mokestį, bet įstatyms anungin, leid be konkursą daryti. Ir mes vis tik dedam konkursą, kad apdrukas nors ateis, kits su jais, reiškia, bus pralaimės ir turės išsikrausyti. 8 darbo vietas prarasam, žmonės išeis darbo biržą ir taip toliau. Aš asmeniškai balsuosiu prieš sprendimą. Aš norėčiau, kad būtų 500 centų, sako, leiskit man dirbti, nieko netrudykti, viskas tvarkoj. Mūsų įstikim, maža, mes norim uždirbti. Mes Ukrainą, tai jau sekant klausimą bus, remsam Ukrainą. Bliuzą naktį, atvažiuos svetim žmonės, mes kišam pinigus visur į kairį dešį, bet saviškas mes turim su jais. O iš tikrųjų tas sakė, aš išlošiu, neberemsiu varnių festivalį, tums tokiausių tų švenčių, eis pas seniūną, lai prašo pas seniūną pinigų. Aš nežinau, čia mes neprašom, kad sumažinti, pasididinti, kodėl mes ant konkursų. Į seniūnų užkraunam tą darbą, organizuoti konkursų, nereiktų konkursų. Gali įstatymą, palei įstatymą, mes nenusižentam nieko. Kas čia per bėdas, aš nesuprantu. Žmogus nori dirbti, netrudykime, manau.